Sveiki! Šiame trumpame filmuke mes pasakojame, kaip įsteigti individualią įmonę Švedijoje. Įsteigti švedišką individualią įmonę, kuri švediškai vadinasi Enskild firma, yra labai paprasta ir pigu. Steigimas nieko nekainuos, jeigu registruosite įmonę tik Švedijos mokesčių inspekcijoje, Skatteverket, ir neregistruosite įmonių registre, Bolagsverket. Kita vertus, tai reiškia, kad jūsų įmonė vadinsis Vardaičių pavardaičių. Jeigu jūs norite kitokio pavadinimo, kuris įtraukia, tarkime, jūsų verslo pavadinimą, tokiu atveju teks registruotis įmonių registre. Ir tas kainuos apie 900 kronų. Atminkite tik, kad už individualios įmonės verslo nesėkmes ir nesumokėtus mokesčius jūs atsakote asmeniškai. Taip pat atminkite, kad individuali įmonė privalo vesti buhalterinę apskaitą, deklaruoti ir mokėti mokesčius. Tokių dalykų kaip patentai Švedijoje nėra. Kad įsteigtumėte švedišką individualią įmonę, reikia supildyti SKV 4620 formą, kuri vadinasi Företags registrering, ir ją nusiųsti paštu Švedijos mokesčių inspekcijai Skatteverket. Jeigu registruojate pavadinimą kitokį negu jūsų vardas ir pavardė, tai tokiu atveju reikia supildyti formą 903 ir ją nusiųsti paštu Švedijos registrų centrui Bolagsverket. Nepamirškite kvito, kad sumokės 900 kronų. Jei viskas gerai, tai po kelių savaičių gaunate atsakymus iš abiejų institucijų apie įsteigtą individualią įmonę ir atitinkamus registrų išrašus, mokesčių registro ir įmonių registro. Jeigu jūs neturėtumėte laiko arba tiesiog nenorėtumėte, tai mes galėtume jums padėti. Mes paprašytume 1100 kronų plus pridėtinės vertės mokestis už visų reikalingų dokumentų supildymą. Jums beliks tuos dokumentus tik pasirašyti ir išsiųsti į Švedijos mokesčių inspekciją, jeigu taip nuspręsite, ir į Švedijos registrų centrą. Šiaip mes esame buhalterinės apskaitos įmonė ir daugiausia mūsų paslaugų yra buhalterinė apskaita. Mes taip pat galime padėti jums su apskaita. Aplankykite www.kontus-accounting.se ar paskambinkite Stokholmo telefonu 08 446 80 398 arba lietuviškų mobilių telefonų 8 679 25 266. Ačiū Jums už dėmesį.